Tai labas Artūrai, pagaliau tu atvažiavai į Lietuvą. Pagaliau. Žodžiu, pirmas galbūt pats populiariausias klausimas būtų toksai. Kokią sumą pinigų reikia atsidėti, norint važiuoti į Australiją? Jeigu žiūrėti vidutiniškai, tai turbūt kainuotų nuo 3,5 tūkstančio eurų iki 5 tūkstančių eurų, bet vėlgi gali būti suma šiek tiek mažesnė arba didesnė, kaip minėjau, nuo individualių sprendimų. Į tai eina mokestis už studijas, už pradžią, sveikatos draudimas už 3 mėnesius dažniausiai, plus anglų kalba. Sveikatos draudimas, kuris yra privalomas pagal įstatymus ir privalomas visam studijų laikotarpiu. Be šito sveikatos draudimo jūs negausite vizos. Taip pat bilieto kaina, šiuo metu bilietų kainos nukritusios, tai netgi turbūt šita suma galėtų būti mažesnė negu 3,5 tūkstančio eurų. Ir vizos kaina, kuri yra žmogui 550 eurų. Ir vėliau aš rekomenduoju atsivežti bent $2,000 į Australiją, kad pradėti tol, kol atsiras darbai pirmi ir kol įsivažiuosi. Ką geriau vežtis į Australiją? Dolerius, jau čia pasikeitus Lietuvoje, ar eurus? Labiau apsimoka vežtis eurais dėl to, kad keistis dolerius Lietuvoje ganėtinai brangu, nes tai reta valiuta yra. Jeigu vežiesi eurą, aišku, pradžiai reikėtų kažkiek tai tų pinigų, ar ne, ten transportui. Dažniausiai žmonės, jeigu neturi, aš jiem visada paskolinu ten 50 ar $100, kol jie išsikeis. Nes keistis Lietuvoje kursas tikrai nėra palankus. Australijoje, kaip bebūtų, euras ir Amerikos doleris dvi populiariausios valiutos. Nu ką, Artūrai, dėkui už atsakymą ir eisim prie sekančių klausimų.